Yra. Nu, parodyk tantis metė ar nemetė. Labas, jeigu tu čia pirmą kartą, būtinai pasek kanalą, jeigu pamatysi kažką įdomus ar naudingo. Jeigu tu čia ne pirmą kartą, ačiū, kad esi kartu. Šiandien vėl ant vandens, vėl lydekos. Mažiau vėjuota diena negu prieš tai. Šiandien vienas, pasiėmiau antytę, tik irklai, neėmiau motorų, kad daiktais neapsikrauti. Žiūrėsim, ką čia galim pagauti. Dar ką tik pasileidau. Vanduo pasidrumstęs, vėjukas toksai švelnus. Bet vėsu ir saulytė šviečia, paskutiniam dienom buvo šalnas, gerą savaitę yra kaip atvėsęs oras, tai žiūrėsim, gal kažką prigraibysiu, gal ne, kadangi kiekį jau sugaudėm, norėtus gal kažko stambesnė šiandien pabandyti. Tai pasiėmiau tiek gumas, tiek woblerius, kažką pabandysiu pavarijuoti, o dabar ką, pakojas po biškį ir pradedam žvejoti. Gerą žiūrėjimą. Šiaip pavasaris gan įdomus, pradžiai labai lepina saulė, ateis gegužį, pradėjo grįžinėti žiemą. Tai žiūrėsim, kaip po tų šalnų reaguos lydekėlės. Norėčiau kažko biškį stambesnio pabandyti pagauti. Bala čia nedidelė, todėl turiu prabangą tik tai su irklais pasiplaukiat. Dabar ką žinau, bandyt pabiškį kažką graibyti ir žiūrėti, pasigaus čia, nepasigaus. Šitą šiek tiek giliau už praeitą nerę. Yra. Buvo, blemba, nuėjama. Ką reikia pasijudinti? Ką, praėjo faktiškai 2 valandos tos žvejybos ir tik vienas kibimas ir ta nerealizuota. Nėra šiandien aktyviosios, nėra, bet tikiuosi, kad iššylus biškį orui gal pagerės tie reikalai. Tiek gumom, tiek woblerius bandžiau, bet kažkaip ne, nors atradau žuvies tokius būrius, galima sakyti, net ir prie jų nelabai kas nors vyksta. Pasistiprinau, užkandau, pilnas jėgų, gal geriau mąstysis, pavalgius, bandau toliau kažką graibyti.
Yra. Šitą ties palei nosį pataikiau ir kažko labai kyla į viršų. Bent vieną. Kažkaip bus nelabai. Užtaikius ateina kažkaip keistai. Priešingą pusę. Ant balonų. Ai, neapsisakė. Ką ir dar visai. Vakareiškai pavalgyti. Nu ką, lauk. Yra prigrojau. O, kad gražiai išėjo. Kažkaip labai keliasi į viršų. Ir vėl atbula ateina. Kaip jis čia jam, aš nesuprantu. Jis apsisukus. O, šita jau gražesnė. Nu, va, tik tai aktyvumą vadinas, gal reikėjo sulaukti jau. Nu, parodyk, dantis metė ar nemetė. Atrodo retesni biški negu įprastai. Ką? Lauk. Gerai. Viskas gerai. Turėtų būt kažkas didesnio. Manau. Yra. Užsėda. Tas žalytam nedaryk, taip prie guminės valties nedaryk. Ale šiandien. Nu ir ką, rankiksim papiškį. Panašu, kad prasidėjo kažkoks tai aktyvumas jau. Yra. Gana aktyvaus noriu pravedimą. Stebėjimas toks, kad nėra viena nuo kitos kažkaip labai nutolusios. Varik.
pradėjom aktyviau biškį gaudyt žuvį. Vardas, kad turi būti. Norėtas tas tokias riebesnės, nors senos kurtas visos riebesnės. Yra. Yra. Bet tai pradėjo pikčiau daužyti. Pakviesk mamą arba tėtį. Gera, aktyvesnis tas nori rašyti, pravedinėdamas. Yra. Nebe pasipriešinimo kažkaip. Kaip negyvo dagtį traukti. Ir šiaip sėda gražiai, be smūgio taip funkt.
keletas nenori. Kas čia per daiktelis? Šitą labai negražiai sergia. Kad nepataikė. Būk sveika. Yra graži kaina per pauzę. Kamerą matau. Toj baigsis. Filmavimo laikas. Šitą labai daug. Ką lieka dar 1,5 minutės filmavimui. Žiūrim, ką turim. Ką dar galvojams. O ant manęs esanti kamera išsikrovė, tai dar vieną. Bet turi pataikyti ant to lydžio pačio. Batsivyje. Yra aktyviosios. Šiandien pikčiausias tos smulkiosios. Nu. Reikia pabiškį vyniautis link krantą. Yra. Sakau, pavelkiausi dar. Gražiai stvėrė. Kaip ir visi geri dalykai ir kiekviena žvejyba kažkada turi baigtis. Šiandien jau užteks man. Aprima iš tikrųjų ir tas kibimas, gal dar vakarop gal dar būtų dar su idėja, bet užteks. Tikrai iki sotės prisikaudžiau. Nesuprasti tenai tų žuvų. Atrodo dėlėm apėjusios. Nuo ryto vangas buvo, per pietus biškį sukylo, po pietų link vakarą irgi biškį sukylo ir vėl nurimo. Dėlėm apėjusios. Pravedimai irgi tokie, kaip kuriai viena išprovokuoja staigus kažkoks vos neviniojimas ar ten tempimas. Tai smūgiai, pauzių jokių irgi nereikėjo daryti. Tai dėkui, kas esat kartu, kas nesat, pasekit kanalą ir būsim. Ir iki kitų kartų.